Čia yra gera gyventi, gera kurti ir aš tikiuosi, kad neapsiriksite tai padarę. Nuneša tą Vilnių kaip nieko. Mažeikiai, stiprių žmonių kraštas. Laidoje Gyvenu čia. Šiltesni žmonės, lyginant su kauniečiais, ypač darbinė aplinka, sakykime, tai gerokai šiltesni. Mažeikių kraštas yra unikalus Lietuvos kontekste, nes čia gyventa net 3 genčių – kuršiai, žiemgaliai ir žemaičiai. Muziejus turi didelę archeologinių radinių kolekciją. Dalis baldų meno parodos eksponuojama ir šiandien. Krašto ir miesto pradžia, kaip liudija istoriniai šaltiniai, yra kunigaikštis Mažeika, kur Livonijos ordino kronikoje rašoma, kad kunigaikštis Enehardas iš Mundheimo surengė žygį į netikėlių žemaičių žemes ir pasiekė Mazeikę ir Vendeikė dvarus. Gal nuo to ir siekė krašto vardo pradžia, tik kol kas nerasta archeologinių radinių. Todėl ir istorija apgaubta ūkų, o archeologija galima džiaugtis kaip Mažeikių krašte gyvenusių genčių palikimą. Taip, aš čia truputėlį pasikėliau, tai čia įlip bus man pagamintas 88, jų pagaminta pasaulyje 67, o mūsų 59. Tai va ta markė Krosas LC6 liaudė dar vadintas blusa. Blusa todėl, kad trumpo pakilimo tako jam reikdavo, jis labai greitai kildavo ir labai greitai nusileisdavo, mažais greičiais. Maži greičiai dėl to, kad didelis sparnų plotas yra. Tai, reiškia, daug keliamosios jėgos ir jis taip galėdavo atskraidyti. Taip, prietaisų mažokai, bet žadam padaryti, kad būtų normaliai. Posūkio nedarysiu. Nuo sraigto! Mažyje išlakstė žaliasias lankas, tarytum lėktuvai išskleidę rankas, svajojo suėję Rimą slapčia ir aukštą žydrynę sapnavo nakčia. Ir aukštą žydrynę sapnavo nakčia. Ir išviesiu žiaurę mirties kilpą, lai pamato ir mano mylima. Pirmas skrydis naikintuvų. Iš Meškuičių, aš kaip tada gydytojas buvau, pasodino, pririšo, uždėjo, nusileido ant žemės, instruktorius sakau, žinokit, aš dainavau. Tai buvo Pociūnuose, kai aš savarankiškai sklandytuvų išskridau. Sako, aš dainavau, sako, manai, kiti taip nedaro. Visi dainuoja, pirmą kartą skridė savarankiškai. Pirmą kartą, kai iš Pociūnų čia tą lėktuvą reikėjo atgabenti, kol aš radau, kaip jį atvežti, nes sparnai čia buvo nuimti, sparno ilgis 7 metrai, tai ne kiekviena priekaba pavežti. Tai radau Kaune tokį žmogų su ilgu tralu, tai pasikrovėm ir jisai važiavo, sako, aš važiuoju kaip žvaigždė. Mašinos lenkia ir nustoja lenkti, važiuoja šalia ir filmuoja. Tai čia pas mus irgi pradžioje, tai čia stovėdavo žmonės, aišku, labai kaimynai džiaugiasi. Sakė, jūs klypas pabrango. Tai va, toliau žiūrėsim, aš galvoju, čia tokią mažą ekspoziciją padarysim dar ir tą informaciją apie tą lėktuvą čia. Ir ta padangių lyga turbūt nuo vaikystės mane kamuoja, gerąja to žodžio prasme. Tai ir mokydamasis mokykloje norėjau skraidyti ir domėjausi aviaciją. Ir norėjau tapti lakūnu, bet mane išgąsdino karinio mokytojas, sako, aš tau parašysiu siuntimą į karo mokyklą. Tai aš kažkaip įsigandau, nes aš civilis lakūnas norėjau būti. Ir tada sakau, ne, aš tikrai nebūsiu lakūnu. Ir grįžau namo toks truputį nusivylęs, kad pats savo pasakiau ne ir garsiai pasakiau, visi žino. Tėvai pasigavo tą mintį, sako, gal to medicina įdomu. Galvoju, gerai. Ir medicina man tiko ir baigiau tas medicinos studijos, baigiau psichiatrijos specialybę. Ir bebaigiant 94 metais, kur dirbti? Darbo vietų nėra ir visai paskutiniam dienom prieš gaunant diplomą ateina viena daktarė, sako, žinai, karo aviacijoje reikia psichiatro. O, kaip tyčia. Ir aš nuėjau į karo aviaciją, ten tarnavau karinėse oro pajėgose, psichofiziologinės laboratorijos vedėjo ir skraidžiau tada su lakūnais visais orlaiviais, ką jie ten turėjo, nes mano darbas buvo lakūnų atranka, įgulų suderinamumas, streso korekcija. Tai skraidžiau, sakau, ir naikintuvais, ir sraigtasparniais, ir transportiniais lėktuvais, ir budėjimuose buvau, gyvenau visiškai su lakūnais, tai buvo labai
labai geras laikas. Padangėse nutinka įvairiausių situacijų, tačiau neretai linksmų, priverčiančių smagiai pasijuokti. Su L39, ta mūsų lietuviškų mokomoji naikintuvo Albatros, skraidinom mane ir Meškuičiuose pakilom ir aš nežinau, kas ten bus. Aš galvoju, seksiu tos prietaisus, viską, ką žiūriu, ten koks aukštis, koks greitis, ten kokiu greičiu kylam, ten pilotas pranešė, kokiam aukštį debesų padas ir pradėjau vartytis. Ir ten verčiamės ten, aš tik tai laikau tą galvą su šalmu sunki, net negali nulenkti. Laikau jau viskas, prietaisų parodymai visi man ten susiliejo ten, ir staiga viskas ramu. Skrendam lygiai, gražiai, aš taip normaliai kvėpuoju, pasižiūriu, tas gaubtas stiklinį žemė, čia taip čik eina. O kūnas nieko nesako, atrodo skrendam normaliai, o kad apsivertė, tai... Nedažnai privataus gyvenamojo namo sode vietoje daržo pamatysi lėktuvą. Būtent tokį vaizdą mato Mažeikiškiai, Dariaus Eremino ir jo žmonos kaimynai bei praeiviai, o užsukę svečiai nustemba, kai jo šeimininkai nusiveda apžiūrėti namo viduje įrengtos aviacijos ekspozicijos. Kurdami savo aviacijos muziejų, autoriai sumanė jį dedikuoti žmogaus norui skristi. Todėl ir eksponatus parinko tokius, kurie jų nuomonę parodo žmogaus minties plotį. Muziejaus kūrimas prasidėjo nuo Latvijos turgaus, kuriame ketino įsigyti aviacijai skirto kostiumo. Tačiau tame turguje Mažeikiškiai sužinojo apie netoliese esantį aviacijos muziejų kavinę. Ten nuvažiavę Darius ir Eglė pirmiausiai pamatė kieme stovinčius lėktuvus, o muziejuje ant sienų nebuvo laisvų vietų. Tiek eksponatų pririnkta. Kavinėje vietoj įprastų kėdžių lėktuvų sėdynės. Latvijoje gavo dovanų liemenę, kėdžių ir galima sakyti, kad ten gavo dovanų mintį savo namuose ką nors tokio kurti. Manyčiau, kad didelė dalis tų, kurie dar su aviacija nesusilietė, tiktų būti aviatoriais. Nes aviacija yra toks reiškinys, emocija galbūt tokia, nėra abejingų žmonių aviacijai. Yra, kurie myli aviaciją arba kurie nemyli, abejingų nėra. Tai abejingi tie, kurie dar nesusipažinę. Tai mes ir su Eglė visokių turim planų, kad gal šitas mūsų mažas muziejukas gal padės žmonės patraukti aviaciją. Šerkšnėnų aerodromas irgi galbūt labiau bus lankomas, galbūt labiau padės žmonės patraukti aviaciją, nes dalykas yra tikrai labai keliantis į viršų, visom prasme. Reikia galvot, kad Mažeikių kraštas iš vis yra aviatorių pradininkas. Taip. Tai dėl to, kad Viekšniuose yra muziejus, aviacijos muziejus Aleksandrui Griškevičiui skirtas, kuris manoma, kad pirmasis pastatė skraidantį aparatą. Tai ta aviacinė mintis čia yra stipri. Viekšniuose 1981 metų pradžioje įkurtas visuomeninis memorialinis aviacijos pradininko Lietuvoje Aleksandro Griškevičiaus muziejus. Čia eksponuojamas suprojektuoto garlėkio modelis, galima pamatyti sklandytuvų, lėktuvų prietaisus ir žinoma, prisiliesti prie Lietuvos aviacijos ištakų. Vienas iš tų Mažeikių tokių žinomų aviatorių tai yra Julijonas Kumpikevičius, kuris į Lietuvos aviacijos istoriją yra įskridęs, tiksliau. Kiekvienas lėktuvas turi savo balsą. Nesvarbu, kad varikliai būna vienodi. Net sraigtus jie tokius pačius gali sukti, bet ore gaudžia skirtingai. Skirtingai aplinką mes matome kiekvienas, o tas, kas ore, žinomas savaip ir iš arčiau, su visomis spalvomis ir neaprėpiama didybė. Labai žalias miestas, labai gražus, labai nedidelis iš viršaus tikrai, bet labai aplinkui gražu. Tu vis tiek iš viršaus tai visą laiką turi turėti kažkokį tai orientyrą. Tai bažnyčios, ežerai, keliai kažkur, tai tikrai kiekvienas kraštelis iš viršaus yra unikalus ir Mažeikiai irgi yra unikalus ir labai gražus. Ne vienas atvykęs į šį kraštą taip ir lieka. Atranda namus, darbą, pomėgius, turiningą laisvalaikį. Žmogus laimingas ne tada, kada turi daug, bet tada, kai užtenka. Aš visą laiką savęs klausdavau, kur tik dirbdavau, ar aš noriu dirbti iki pensijos. Ir dažniausiai atsakydavau, kad ne, nes tas ne taip, o čia aš jau atsakau taip, aš jau noriu čia dirbti iki pensijos. Labai lengvai čia mums įsileido šaknis, gal taip reiktų pasakyti, kad labai įtraukė, dalyvaujam folkloro ansamblyje, tai veiklos aplinkui, žinot, ir renginiai, koncertai, pažintys, labai profesinė veikla sekasi tiek man, tiek žmonai. Tai, hobis.
bet Šerkšnėrio dromas jau pririšo. Nu ir nesinori niekur išvažiuoti. Grįžtu į Kauną. Ne, grįžtu į Mažeikius, aš dabar galvoju, bet nuvažiuoju į Kauną į kokį renginį ir aš galvoju, kaip man ten sunku. Reikia grįžti į Mažeikius. Renginių Mažeikiuose tikrai daug. Ir kas įdomu, ne tik pačio miesto. Krašte aktyvios ir kaimo bendruomenės, o Viekšniai šiame kontekste tarytum lopšys daugybei iškilių asmenybių. Oi, Viekšniuose labai daug garsių žmonių yra gimęs iš to krašto. Juozas Miltinis, Biržiškų, muziejai. Muziejai yra ir Griškevičiaus, yra ir vaistinė muziejaus. Vien tik Viekšniai, kurių žemė rašytiniuose šaltiniuose minima 9 amžiuje, yra garsus čia gyvenusių ir dirbusių iškilių žmonių vardais. Čia gyveno aviacijos Lietuvoje pradininkas Aleksandras Griškevičius, sukūręs vieną to meto keisčiausių skraidimo aparatų, vadinamą Žemaičio garlekiu. Taip pat čia aktyviai krašto bendruomenė, kuri organizuoja daugybę švenčių ir renginių, o miestelio istorinis palikimas įnešė neišdildomus eksponatus į krašto paveldą. Viekšnių vaistinę 1860 metais Liepos 17 dieną įsteigė provizorius Teodoras von Goldneris. Vėliau, 1883 metais iš jo vaistinę perpirko savo sūnėnui kunigas Kazimieras Aleksandravičius. Jo sūnėnas Vincentas Aleksandravičius ją valdė 42 metus ir pavertė pavyzdingą įstaigą, kurioje daugelis ano meto farmacininkų atliko praktiką. Tai Simonas Gaudeišis, vėliau įsikūrė Šilalėje, Antanas Kaikaris, vėliau turėjęs vaistinę Laužuvoje, kurio sūnus ilgametis Kauno universiteto dėstytojas įsteigęs garsųjį Kauno farmacijos muziejų. Kai Vincento Aleksandravičiaus sūnus provizorius Juozas 1925 metais gavo chemiko vaistininko diplomą, nuo 1926 metų paveldėjo ir Viekšnių vaistinę, kur iki 1971 metų tęsė savo tėvo tradicijas, nuolat padėdamas besimokančiam jaunimui vaistinėje ir dirbo. Čia apsilankydavo Antano Biržiško šeima, kunigas poetas Laužuvoje apsigyvenęs Antanas Vienažindis, vėliau rašytojas kunigas Juozas Tumas Vaižgantas, poetas kanauninkas Juozas Mačiulis Maironis. Išsaugota vaistinė su gyvais ano meto eksponatais yra neįkainojamas lobis čia atvykstantiems turistams, o ateinančioms kartoms pamatas ir nurodymas, kaip reikia mylėti savo darbą. Didžiuojamės labai gražia gamta, gali atvažiuoti pamatyti, yra Malūnas, yra Beždžionių tiltas, yra parkas, iki Virvytės galima peškom nueiti ir su dviračiais važiuoti, čia daug ką gali pamatyti, ir maudyklų daug, ir maudytis, ir norit pailsėti, atvažiuokit į Viekšnius. Nuoširdus, darbštus, stengiasi dėl savo krašto, nes pinigais čia nevertinama, vertinama darbu, kiek įdedi gėrio į šį savo kraštą. Po trumpos pertraukėlės sužinosite, kaip vaizduoja mažeikiškį Puodžius. Nes kažkada Mažeikiai buvo tik geležinkelio stotis. Kodėl dar viena nuomonė turi teisę gyventi? Čia yra pasaulio centras Viekšniuose.